Jeigu manai, kad tu nusprendi pažiūrėti dar vieną video, turiu blogų naujienų. Dažniausiai sprendimą priimi ne tu. Tavo smegenyse veikia sistema, kuri nuolat ieško vieno dalyko – atlygio. Problema ta, kad didžiausia priklausomybė sukelia nepastovus atlygis, o nenuspėjamas. Būtent todėl žmonės žaidžia lošimo automatais, ne todėl, kad laimi kiekvieną kartą, o todėl, kad nežino, kada laimės. Socialiniai tinklai veikia labai panašiai. Vienas video nuobodus, antras irgi. Trečias taiga priverčia nusijuokti, ketvirtas nustebina, penktas sukelia emociją. Smegenys išmoksta, gal kitas bus dar geresnis. Todėl tu neieškai konkretaus video, tu ieškai galimybės. Galimybės, kad kitas skrolas atneš kažką vertingo. Ir būtent čia slypi spąstai, nes algoritmas niekada nesako, štai, radome, gana. Jo tikslas yra išlaikyti, todėl kartais sunkiausia dalis nėra padėti telefoną. Sunkiausia dalis yra suprasti, kad tai, ko ieškai kitame video, dažniausiai nėra ten. Ir kuo greičiau tai supranti, tuo daugiau savo dėmesio susigrąžini atgal.